13 skyrius. Saturno žemės. Saturniečiai yra būtybės labai aukšto ūgio, kai kurie siekia ir 14 metrų aukščio. Jų įspūdingos figūros vystėsi kartu su jų psichika, o tai daro juos labai stipriamis būtybėmis. Dėl šios priežasties ir dėl jų didelės technologijų pažangos jie niekada nebuvo užkariauti jokios parazitinės rasės. Nors šios žemės yra milžiniškos ir traukia dėmesį, dėl jų didelių žiedų nebuvo lankomos iki palyginti neseniai, kai Anunakiai pirmą kartą jas aplankė. Jie greitai susitarė, nes matė, kad čia žemės ir vietinės būtybės labai sunku ir sudėtinga kolonizuoti. Anunakiai tuo metu buvo atvykę iš sunkių karų, kurie vyko tuo metu keliose vietose, ypač žinomose žemėse. Ir jie nenorėjo, tiksliau negalėjo turėti dar vieno didelio karo, nes žinojo, kad neturi daug šansų. Dėl šios priežasties jie norėjo palaikyti draugiškus santykius su saturniečiais, žinoma, dėl akivaizdžios priežasties. Juokingiausia, kad kai jie bandė rasti lyderius, jie negalėjo to padaryti. Jie suprato, kad ten yra hierarchinės sistemos, piramidės valdymo principo, prie kurios jie taip buvo įpratę. Visa tai ten neegzistavo. Ten nebuvo lyderių ar ko nors, kas atstovautų jų rasiai. Jie tiesiog visi tai darė kaip visuma. Jų didžiulė psichinė galia vienijo, kad vykdytų sprendimus, kad jie galėtų tenkinti visų norus ir būtų naudingi visai rasiai. Šie titanai iš tiesų buvo labai vieningi. Jų turimi žvalgomieji laivai tuo metu buvo itin pažangus. Ir sakoma, kad jie daug ko išmokė Anunakius, taip pat, kad jie lankėsi už didžiojo kupolo ir ne vieną kartą. Jie kategoriškai atsisakė Anunakiams padėti prasiskverbti į dangiškuosius kraštus, nes jie, kaip ir daugelis kitų rasių, juos laiko šventais. Šios būtybės yra visaėdės, jos paprastai būna melsvos spalvos, beveik visas kūnas, o pilvo srityje turi baltus atspalvius. Šie titanai lankėsi žinomose žemėse kelis kartus per skirtingus perkrovimus ir tai atnešė tūkstančius istorijų, kurios šiandien Kustodijano manipuliacijų dėka yra įsiterpusios į mitologiją. Kai kurie jų buvo įamžinti žinomose žemėse. Juos galima rasti ant didelių akmenų, kalnų ar medžių, nes kai kurie jų senų senovėje nukentėjo nuo Kustodijanų technologijų. Kartu su Anakimais šios būtybės kelia baimę ir Kustodijanams ir Anunakiams, nes laiko jas realiu pavojumi savo planams užkariauti dangiškąsias žemės. 14 skyrius. Oriono žemės. Šiuose žemėse dominuoja būtybės žinomos kaip pilkieji. Pilkieji paprastai mažo ūgio, 1,30 m, 1,40 m. Tai stiprios psichikos būtybės, bei labai didelės mokslinės pažangos. Jų laboratorijos yra labai pažangios ir neabejotinai geriausios, kokias tik galima rasti šiame didžiajame kupole. Jie eksperimentuoja su daugeliu rasių, turi žinių apie visas čia egzistuojančias rūšis. Kustodijanai dažnai naudojo jų žinias, kad patekti į dangiškąsias žemes. Bet kadangi viskas, ką jie bandė, buvo nesėkminga, daugelis šių būtybių buvo užsiėmę nuodugniai analizuodami žmogų, vykdydami pagrobimus ir kitus genetinius bandymus. Tai būtybės, kurioms trūksta empatijos ir kurios paprastai yra priešiškai nusiteikusios žmonių atžvilgiu. Tik keliais atvejais jie buvo parodę užuojautą. Jie pagrobė ir eksperimentuoja su žmonėmis jau seniai. Iš tikrųjų, dar prieš paskutinį perkrovimą ir kitus perkrovimus jie jau eksperimentavo su mumis. Įdomu tai, kad jie tai bandė daryti ir didžiosios pažangios Tartarijos laikais, kai laisvoji energija buvo kontroliuojama ir buvo naudojamos labai pažangios technologijos. Tais laikais pilkųjų laivai buvo naikinami beveik po 1000 kasdien. Galėtume juos vadinti Zeta retikuli būtybių broliais, nes jų rasė susimaišė ir šiandien juos sugyvena kartu. Prieš didįjį karą šios būtybės trumpą laiką valdė žinomus kraštus, nes Kustodijanų ir Anunakių lyderiai turėjo didelių problemų dėl sukilimo kitame kupole. Tuo pasinaudojo milžinai ir žmonės, kad įvykdytų didžiausią istorijoje sukilimą. Pilkieji buvo nugalėti, nes nebeliko nieko kito, kaip tik eiti ieškoti Kustodijanų. Šios būtybės buvo išvarytos iš žinomų žemių. Šios būtybės buvo išvytos iš mūsų žemių milžinų. Ir jos jiems to niekada neatleis. Nors vėliau buvo susitikimų su milžinų lyderiais, gerai žinoma, kad jie jų nekenčia ir tai abipusis jausmas. Didžiausias pilkųjų būtybių lyderis mirė žinomose kraštuose. Tai lėmė, kad jų neapykanta žmonijai dar labiau išaugo.
Pilkieji kolonizavo nepriklausomus kraštus, bet niekada nepradėjo dominuoti jokiame kitame krašte. Zeta retikuli būtybės buvo kolonizuotos Anunakių ir panaudotos didžiosiose ekspedicijose, skirtose tyrinėti kitus kraštus. Oriono pilkieji ėjo panašiu keliu, kaip ir kustodijanai. Tik su skirtumu, kad Oriono pilkieji iš tikrųjų atsiskleidė, kai žmonės sukilo. Jų didžiojo lyderio mirtis sukėlė gilią neapykantą kustodijanams dėl užduoties rūpintis kitų žmonių žemėmis. Tarp jų įvyko keli mūšiai Tartarijos žemėse, nors niekada nepavyko jų padaryti sąjungininkais, nes jie nekenčia žmonių. Tiesa ta, kad tarp jų lyderių ir pilkųjų bei žmonių įvyko apsikeitimas technologijomis, bet jos pateko į elito rankas ir buvo panaudotos prieš ir žmonijai naikinti. Pilkųjų taip pat galima rasti Marso žemėse, kur yra didelės eksperimentinės žemės, kurias bendrai kontroliuoja tiek kustodijanai, tiek Anunakiai. Ten esanti žmonių kolonija kelis kartus susidūrė su pilkaisiais, tačiau visuose mūšiuose pralaimėjo. Kad išgyventų kaip rasė, jie naudojasi klonavimu. Jų funkcijos yra labai robotiškos, jie neturi jokių emocijų ar empatijos. Jie buvo labai arti to, kad būtų visiškai išnaikinti. 15 skyrius. Plejados. Plejadiečiai yra labai arti žmonių žemių. Jie yra labai aukštos būtybės, kurios išlaiko puikią fizinę formą. Panašūs į šiauriečius. Sakoma, kad jų protėviai išgyveno Asgardo mūšį prieš kustodijanus, o paskui pabėgo į tuos kraštus Plejadose. Jie paprastai yra geranoriški žmonėms, bet padarė taikos sutartį su Anunakiais ankstyvuoju savo raidos laikotarpiu. Jie remiasi dvasiniu tobulėjimu ir gyvenimo sąlygų gerinimu. Manoma, kad jų rato aplinka buvo manipuliuojama Anunakių, beveik nuo pat jų atsiradimo pradžios, todėl jie kenčia nuo natūralių katastrofų, kabutėse. Jie stengiasi pagerinti savo dabartinę padėtį, nors atrodo, kad jų žemės naikinamos vis sparčiau. Manoma, kad tai buvo įskiepyta tam, kad jie būtų priversti iš ten pabėgti ir ieškoti prieglobsčio žinomose žemėse, nors daugelis šių būtybių lankė žinomus žemynus, ypač šiaurinį įėjimą per Asgardą. Jos nesijaučia patogiai sugyvendamos su žmonėmis. Jos ieškojo kitų alternatyvų, tačiau jos buvo nesėkmingos. Joms taip pat nepavyko apsigyventi nė vienoje iš žemių už kalnų sienos. Šios būtybės nepadėjo žmonėms didžiajame kare, nors jos nepadėjo ir kustodijanams, jos tiesiog liko nuošalyje. Nors yra su milžinais palaikomi geri santykiai, į juos nežiūrima kaip į sąjungininkus, nes jie nerodė jokio susidomėjimo žmonėje jautriomis istorijos akimirkomis. Šiaip ar taip jų didžiulė dvasinė pažanga verta pažinimo, jie yra būtybės, kurios galėtų padėti žmonėms jų kelyje. O pastaruoju metu daugėja plejadiečių, patenkančių į žinomus kraštus. Manoma, kad netolimoje ateityje jie gali masiškai migruoti ir gyventi šiose žemėse, priimant tam tikras globos sąlygas, galbūt tai jau vyksta dabar. 16 skyrius. Klonų žemės. Tai iš tiesų yra labai keista žemė, ji buvo sukurta kaip visiškai eksperimentinė. Ją kūrė kaip pirmąją eksperimentinę Marso žemę, nors ji ilgą laiką nebuvo naudojama, kol idėja buvo perkelta į Marso žemės. Pirmieji prasiskverbę į šią aplinką buvo Anunakiai, radę gyvybę tik labai ankstyvoje vystymosi stadijoje. Ji iš karto buvo panaudota pernešti kai kurioms tuometinėms dominuojančioms rasėms, kad sukurtų eksperimentinę konfliktų sprendimo ir tarprasinio vystymosi vietą, tačiau tai nesisekė ir ji buvo beveik sunaikinta. Tada ji buvo naudojama kaip klonavimo žemė, gelbėti gyvybės svarbių lyderių skirtingų rasių, todėl ji ir turi tokį vardą. Įvyko būtybių pabėgimas, kurios buvo naudojamos klonavimui. Jas reikėjo pagauti, kad nesukurti problemų kitose pasauliuose. Tas pats nutiko ir su žmonėmis, kuriuos naudojo klonavimui. Būtybės buvo robotai ir neturėjo jokių jausmų ir empatijos, be abejo visa tai buvo dar vienas parazitų nukrypimas. Ši eksperimentinė žemė šiandien yra visiškai apleista, ji yra viena iš daugelio užmirštų žemių, kurias vieną dieną galbūt kas nors vėl panaudos. Plejadiečiai taip pat galvoja panaudoti šias žemės, kad galėtų masiškai persikelti. Tačiau tiesa yra ta, kad nežinoma, ką ten galima rasti, nes didelės laboratorijos buvo apleistos per vieną naktį ir niekas nežino, kokios būtybės ten gali būti. 17 skyrius. Reptilijos. Šios būtybės dažnai painiojamos su Anunakiais arba kitomis būtybėmis.
bet iš tikrųjų jos gyvena toli toli nuo žinomų žemių. Nors jie lankėsi juose keletą kartų ir padarė tiesioginius kontaktus su lyderiais, jie yra būtybės, kurios nori gyventi toli nuo kitų pasaulių. Jų namai yra paprastai statomi po žeme ir šie pažangūs ropliai parodė didelį priešiškumą žmonėms kelis kartus, kai su jais susidūrė. Paprastai jie lankosi kituose pasauliuose. Jie tai daro norėdami integruoti požeminės bazės, kurios galėtų būti naudojamos ateityje, nes iš ten jie viską stebi savo pažangiomis technologijomis. Nors jie turi visą savo skirtą kupolą, kaip Lacerta žemės, dauguma jų mieliau renkasi gyventi šalia to pasaulio esančioje saloje. Ten jie turi didelį požeminį miestą ir nors gyvena nepriklausomose žemėse, atrodo, kad jiems tai labiau patinka. Praeitie jie turėjo didelių karų prieš Anunakius ir yra laikomi labai pažengusiais ir išvysčiusiais naikinimo ginklus. Šios būtybės užsitarnavo deramą pagarbą iš didžiųjų kolonizatorių. Jie niekada nebuvo naudojami kaip būtybės užduotims atlikti. Taip pat jų niekaip negalėjo palenkti. Labai gali būti, kad jei joms tektų pasirinkti pusę, galimo būsimo karo metu jos pasirinktų kustodijanus prieš žmoniją. 18 skyrius. Dangiškieji kraštai ir kiti nežemiški pasauliai. Yra daug kitų pasaulių, kurie lieka nuošalyje, ir netrukus apie juos pakalbėsime. Egzistuoja daug kitų nežemiškų rasių, kurios kovoja už išlikimą. Sistemoje, kuri atrodo palikta gamtos dėsniams. Kažkas išgyvens, kažkas ne. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad yra daug kitų rasių, nors ir mažesnių mastų, kur viešpatauja taika ir vystimasis, galbūt todėl, kad parazitinės rasės nepastebėjo ar nerado nieko įdomaus. Galbūt stebi jas iš tolo. Kitos žemės, kaip matėme, net nespėjo visiškai išsivystyti, kai parazitai įžengė į jų pasaulius ir ištuštino jų žemės kartu su svajonėmis. Be to, visiškai sutepė jų istoriją krauju, manipulacijomis ir visiems laikam pakeitė jų ateitį. Žmonės taip pat patenka į tą skaičių. Jie taip pat buvo palaužti ir iškreipta istorija. Mūsų dabartinė civilizacija buvo iš naujo sukurta po tam tikro perkrovimo. Mūsų karalystė buvo paimta seniai ir netrodo, kad greitai bus paliktas sostas. Galbūt atėjo laikas atsiskleisti despotiškam karaliui. Tiesa, mus legia mažiausiai 3 kolonizuojančios rasės. Ir nors vis dar stovime ant kojų, kiekvieną dieną vis labiau dvasiškai tuštėjame. Žmogaus būtybės mirtis nebus fizinė, bet ji bus tada, kai pasieksime tašką, kuriame nei viena būtybė žinomose žemėse nežino, kad jo viduje dvasinėme potenciale yra tai, kas gali viską pakeisti aplinkui. Mes taip pat turime mokytis iš daugelio kitų rasių, kurioms pavyko įveikti išbandymus. Mes turime sekti kai kuriais jų metodais, kad įveikti mus legiančią ir mumis manipuliuojančią valdžią, apie ką daugelis net neįtarėme. Daugelis didžiojo kupolo rasių nori padėti kelyje į prabudimą ir žmogaus laisvę. Nereikėtų pamiršti, kad dangiškieji kraštai paslaptingos ir paslėptos žemės, į kurias parazitai niekada negalėjo patekti ir kad jie bandė iš visų jėgų technologijomis ir toliau saugo mūsų paslaptį, tą, kurią tik mes žmonės nešiojamės, gyvybės šaltinį. Galbūt mes esame ryšys su kitais kraštais, kurie slypi už didžiojo kupolo. Kolonizatorių baimė tikra, nes jie negali manipuliuoti mūsų esme. Jie tik manipuliuoja mūsų fizinę aplinką. Niekas negali pakenkti mūsų vidiniam aš. Atėjo laikas nubusti. Taigi, su šia pirmąja knygos dalimi viskas. Antroji dalis bus apie paskutinį perkrovimą. Beje, knygos iš anksto nesuskaitę, skaitau ją kartu su jumis. Tikiuosi kažkokią tai dalį išversti ryt po ryt. Todėl laukite tęsinio ir iki kito karto.